Sveiki visi. Ką šiandien noriu parodyti, tai savo pusryčius. Tai plius minus jie tokie. Arba vaisių smūzis, kartais su špinatais, kartais su salieru. Jeigu esu pasidaręs salotų ir jų lieka, tai iš po pietų kitai dienai vartoju salotas tada. Bet prieš visą šitą, kaip minėjau, išgeriu aliejaus. Tai gaunasi taurelė, bet šiaip geriu iš akies alyvuogių aliejaus. Bet šiaip alyvuogių aliejų vartoju nerafinuotą, šalto spaudimo. Šiaip kokį gaunu tokį, norėčiau pabandyti adūko aliejaus. Šiaip kai važiuosiu į Lietuvą, galvoju įsigyti jo ir pažiūrėti, kas per kokybė. Ir prie alyvuogių aliejaus dar vartoju, tai kedro aliejų ir spygliuočių eterinį aliejų. Šiaip anksčiau ir turėjau balzamą tokio, tai jisai, man rodos, buvo spygliuočių pagrindų balzamas. Tokia tamsi masė. Ką dar turiu, tai beržo degutą. Tai nežinau, kada jį pradėsiu vartoti kažkada, tai aš galvoju po česnakinės valymo, po česnakinio. Jeigu ne degutą, tai tada pelyną. Kiek tai 2 savaitės gal pavartosiu, ar 3 savaitės. O šiaip vakar buvau pirty, turiu tokią įsigijęs pats iš interneto, jinai kompaktiška naminė, garo pagrindu. Yra specialus renginys, kuris verdant vandeniui išskiria garą, kuris eina į tentą. Ir po to šalta vonė. Tai iš tikrųjų maloniausias gal dalykas po viso šito. Anksčiau aš nežinau, kodėl aš jau kokie 15 metų aš visą laiką, kai einu į dušą, baigiu šaltą vandenį, visą laiką po šaltą vandenį. Bet tai šaltos vonios niekad nebuvau bandęs, čia va ne per senai kažkada po pirties sugalvojau, sakau, iš vis kiti pojūčiai, kiti potyriai. Tiesiog širdis pristoja. Šaltam vandenį jisai neįsivaizduoja, kaip širdis pradeda veikti, bet atrodo, tas kvėpavimas sulėtėja, viskas sulėtėja. Ir net galvoju šviesiau. Nu, po to dar taurės stačiausi. Tai va, daugmaž taip atrodo po taurių. Buvo ir lygiai taip pat. Tai va, taip parėjom toliau su česnakinė. Ne dieta, bet kirmėlių naikinimu, iš tikrųjų, kirmėlių, bakterijų, grybų visokių. Nes visos priklausomybės ir daugumo ligų yra tik tai nuo jų. Ir kai juos išnaikinsim, tada jau galėsi pradėti lengviau kristalinės dienas, taip vadinamas. Tai be vandens ir be maisto. Tai va, tam kartui tiek. Būkite sveiki.